Sveiki, gyvi mėly Atviro kodo mokymo centro bičiuliai. Šiandienos pamokėlėje greitai pademonstruosiu, kaip sukurti automatinį meniu LibreOffice Writer programoje. Aš esu sukūręs tokį pavyzdinį dokumentą. Tai dešinėje pusėje, kaip matėte, sukūriau keletą skyrių, suleidau šiokį tokį tekstą. Tai mūsų pamokėlės tikslas, tai kairėje pusėje, pažymėjau kursorių, įterpti automatinį meniu. Kad tai padarytume, keliaujame į įterpimus, rodiklės ir turiniai ir pasirenkam rodiklį ir turinys. Šaunu, šiame dialoge, lange, kairėje pusėje pas mus, kaip sakant, iš karto bus generuojami mūsų pokyčiai, kuriuos galime darytis konfigūruojant mūsų turinį. Tai antraštį galim pavadinimą pakeisti. Tai mūsų turinio pavadinimas iš karto bus toksai. Šiuo atveju, tikiu, kad ir jūsų atveju tikslinga palikti žodį turinys. Tvarko, ir kol kas mes dar grįšim prie čia, tai spaudžiu gerai. Tai kas atsitiko, kairėje pusėje pradedamas generuoti automatinis turinys. Dabar mūsų tikslas yra tai, kad automatinis turinys iš mūsų turimo teksto generuotis automatiškai. Tai reiškia, kad gerai, kad skyrius čia pareitų, taip pat ir poskyriai galbūt kažkur žemiau pareitų į automatinį turinį. Gerai. Automatinis turinys generuojamas pagal mūsų teksto formatą. Tai reiškia, pažymėsiu dabar skyrius 1, laikydamas Ctrl mygtuką pažymėsiu skyrius 2, skyrius 3 ir šitam pastraipom pakeisiu stilių į antraštę 1. Truputį pasikeitė išvaizda. Tvarkoju. Dabar poskyrius A ir poskyrius B. Šitą tekstą suformatuosiu, priskirsiu formatą antraštę 2. Šiek tiek pasikeitė. Tvarkoj, pasikeitus dokumente tekstui arba suteikus tam tikrą formatą jam, bus generuojamas automatinis turinys. Kad atnaujinti automatinį turinį, tai ant jo paspaudžiam dešinę pelės klavišą ir atnaujinti rodiklį arba turinį. Štai, kaip matote, pas mane susigeneravo automatinis turinys. Kas vyksta toliau? Tai šitoj vietoje, jeigu skyrius jūsų turės kažkokį tai keistą pavadinimą arba savitą kažkokį tai, viskas, ką mums reikia padaryti, tai kars nuo karto spustelėti dešinį pelės klavišą ir paspausti atnaujinti rodiklį. Kaip matote, pas mane šitoj vietoje pradeda viskas generuotis. Taipogi, užėjus ant turinio, kaip matote, iššoksta laukelis, kad jeigu norite nukeliauti į tą vietą, tai paspaudus Ctrl mygtuką atsiranda štai rankelė man atveju, klikteliu pelytę ir aš keliauju būtent į tą skyrių. Tai tiek trumpai apie tai, kaip yra generuojamas automatinis turinys. Taipogi, kaip matote, šitoje vietoje yra ir puslapio numeris. Tai jeigu šitą skiltį perkelsiu į kitą lapą, dar trečią skiltį dar į vieną lapą perkelsiu, matot 4 lapai. Paspaudus vėlgi dešinį klavišą ir atnaujinti rodiklę, pas mane pasikeitė ir lapai. Taip pat pademonstruosiu, kaip padaryti, kad mūsų turinys atrodytų taip, kaip mums reikia. Šiek tiek padidinsiu. Paspaudus dešinį klavišą ir paspaudus taisyti rodiklį arba turinį, mes grįžtam prie to pradinio lango, kur mes galime padaryti tam tikrus pakeitimus. Tai reiškia, ties įrašus, pasikonfigūruoti kiekvieną mūsų lygį, stilių pasikeisti, skiltis bei foną, tarkim, mėlyną. Spausiu gerai, pas mane turinys bus mėlynas, jau keičiasi į išvaizdą. Taisyti rodiklį, mano atveju darysiu bespalvį. Gerai, galbūt šiek tiek aktualiau yra vis tik tais pats tekstas. Taigi, norint pakeisti tekstą, jo šriftą ar kitus dydį ir kitus dalykus, tai būtent turinio antraštėje paspaudžiame dešinį pelės klavišą ir atsiradusi yra meniu redaguoti pastraipos stilių. Štai čia. Paspausim jį ir čia jau galim redaguoti patį stilių. Tai pirmas dalykas, tarkim, paspaudus šriftą kortelę galim pasirinkti kažkokį tai kitokį šriftą. Galim dydį pasikeisti ir taip toliau. Paspausim gerai. Kaip matėte, pasikeitė. Taip pat kiekvienas lygis, tarkim, jeigu dabar paspaudęs esu, kursorius pas mane yra ties pirmų lygių turinio, paspaudus dešinį pelės klavišą, irgi yra redaguoti pastraipos stilių. Šitoj vietoj redaguosimės dabar visus pirmo lygmens įrašus sugeneruotus automatinio turinio.
nieko daug nekeisiu, tarkim pakeisiu, kad tai būtų 16 dydis. Taikau, kaip matote, jau keičiasi. Taip pat galiu pasikeisti, tarkim, įtraukas ir intervalai, galbūt aktualu yra pasikeisti, padaryti 1,5 eilutės tarpus tarp eilučių. Pritaikysiu, kaip matote, vėl keičiasi. Ir dar rašmenų savybės, tai teksto spalvą pakeisiu, kad tai būtų tarkim mėlyna. Čia vėlgi bus kaip pavyzdys. Kaip matote, aš dabar tvarkau tik tais pirmo lygmens visus įrašus. Tvarkau, uždarysiu. Paspaudus ant antro ir jeigu lygmenų yra daugiau, ant antro lygmens įrašų dešinį pelės klavišą, pasirenku redaguoti pastraipos stilių. Galim padaryti tą patį. Reiškia, įtraukose galim pasirinkti 1,5 eilutės. Galime, tai šriftas, galime pasikeisti 26 dydį, padaryti pusėdį, pritaikius, kaip matote. Tokiu būdu mes keičiam jau patį turinio išvaizdą. Tai va, sumažinsiu, va ir išvaizdą. Ir kaip minėjau, jeigu darant bus kažkokie tai pakeitimai pas mus tekste, mums nebereikės jų daryti pačiame turinyje. Tiesiog tai reikės paspausti ant turinio atnaujinti rodiklį. Kaip matote, atsirado naujas pakeitimas, kurį atlikome tekste. Tai tiek trumpai apie automatinį turinį LibreOffice programoje. Linkiu visiems produktyviai dirbti ir leisti programai atlikti funkcijas, kurias privalo padaryti programa. Nereikia kiekvieną kartą keisti pačiam turinio, reikia koncentruotis ties tekstu ir turinio prasme. Tiek, sėkmės jums, iki.